tenka keisti planus ne savo noru. Palikau Šiaurės Tailandą, dūmai ir oro tarša mane tiesiog palaužė. Dabar keliauju į regioną, apie kurį kalbama gerokai mažiau – Isan. Šį kartą bandysiu kitaip. Dalį kelionės bandysiu įveikti autostopu, pasitikėdamas nepažįstamais žmonėmis. Niekada to nedariau anksčiau ir nežinau, kuo tai baigsis. Ar Tailande išvis įmanoma keliauti autostopu? Kur aš atvažiavau? Realiai tai net pats nežinau, neklauskit. 6 valandos kelio su traukiniu ir pasiekiau savo vidurinę stotelę. Vakar buvo sunkus įsiskyrimas su savo motociklu. Žiauriai gaila atsisveikinti su savo baiku, tik tai 1200 km nuvažiavom, o turėjom čia važiuoti visą šiaurę, bet oro tarša yra nežmoniška, nebegaliu jau ir ant sveikatos jaučiasi, tai atsisveikinu su savo geru draugu. Aš dar su juo susimatysiu, bet dabar reikia planus keisti. Greičiuosi greba kaip koks lūzeriukas, blemba ir... Bet nieko nepadarysi. Reikėjo keisti planus. Reikia leistis į naujus nuotykius. Aš jau įsikūriau savo naujose namuose, kuriuose praleisiu 2 dienas. Kodėl 2 dienas? Nes reikia psichologiškai pasiruošti autostopui, nes atėjus balandžiui į Tailandą atėjo labai dideli karščiai, labai dideli ir autostopu keliavęs nesu, tai bus labai įdomi patirtis. Bėgimas. Vienas geriausių būdų pažinti vietą. Be plano, be filtrų, tik tu, miestas ir jo ritmas. Ir bent trumpam tampi jo dalimi. Labai čia malonūs žmonės. Šypsosi, žiūri, sveikinasi, bet matosi, kad neįpratę jie europietiškų veidų matyti, nes aš čia dabar aplink tą upelį ratus suku, tai nei vieno nemačiau europiečių. Tavo pasaulyje prabėgo 1 sekundė, mano pasaulyje prabėgo beveik 1 para. Geriu kavą 7 ryto ir ruošiuosi autostopui, ruošiuosi autostopo kelionėje, truputėlį jaudinuosi, nes pirmą kartą tai darysiu. Čia, man atrodo, bus labai įdomu ir gali būti, kad bus labai sunku, nes vietiniai nekalba angliškai, o aš esu vidurinėje, kur karštis prasidėjo irgi baisus. Dieną siekia ten iki 3-5 iki kem. Tai pažiūrėsim, kaip seksis, pažiūrėsim. Esu prie didelės degalinės ir pradėkime matuoti keletą dalykų. Vienas dalykas bus laikas, kiek man reikia susirasti. Timerį, chronometrą įjungiam dabar. Ir kiek vandens išgersiu per visą šitą kelionę, nes turiu dabar litro gertuvę. Tai pažiūrėkim, kaip seksis. Jauduliukas ima biškį. Ženklas. Aš kaip maža mergaitė jaudinuosi, blemba. Kažkaip, nežinau, keista man. Bet ką, reikia laužyti, reikia išeiti iš komforto zonos, reikia laužyti standartus. Matau vieną mašiną, jau sustoju, reikia pasibarškinti į langą ir paklausti, gal važiuoja į mano lokaciją. Savarika, maybe you're going to Lamsak? Lamsak? No? Kapunka. Maybe you're going to Lamsak? ผมไปแค่ตรงนี้ครับใกล้ๆไม่ไกลครับ Sorry? ไม่ได้ไปลมสักครับ Kapunka. Bye-bye. Savarika pom. Savarika pom. Maybe you're going to Lamsak? Yeah? Can I go with you? No? Kapunka. Savarika. Savarika. Lamsak? No? Kapunka. Lamsak? ไปไม่ถึง Huh? ไปไม่ถึงไอ้รถ Okay, Kapunka. Bye-bye. Ok, jau 5 bandymai buvo. Sako, ne, tu čia sako darai nesąmonės.
Ai, adrenalinas man kyla. Visiems vlogeriams, kurie yra tai darę, šalyje, kur niekas nekalba angliškai, respektas jum, respektas. Trisdešimt 3 minutės jau prabėgo, šitai degaliniai duodam valandą laiko. Gal reikia ženklą pakeis, gal spalva netinkama. Keičiam strategiją, tiesiog va dabar čia atsistosiu su ženklu ir stabdysiu mašinas prie išvažiavimo. Savarika, lamsak? Huh? I don't. Okay, kap and kap, bye bye. Ai, sunkiau negu galvojau. Ir čia dabar aš jau patenku į naujųjų metų piką, nes visi su šeimom važiuoja švęsti naujų metų, nes nauji metai prasideda pirmadienį, dabar yra penktadienis, tai visi išvažinėja į savo miestelius. Tai dar tas truputėlį apsunkina. 45 minutės, dar porą minučių čia pastoviu, jeigu nekviečiu taksą, varau į kitą degalinę. Ir jie su manim kalba, kažką sako, aš nieko nesuprantu, aš tą jų visiškai beveik nekalbu. Tas labai lievai. tą jų mokėčiau, tai čia būtų game changeris. Parom į kitą degalinę, nes šita vieta yra tokia truputėlį prie daug nusukimų. Visur į 4 pusės galima nusukti. Gal čia yra bėda. Tai nusipirkam vandenuko, nes jau 1 litras beveik išgertas ir judam toliau. Naujas etapas, nauja degalinė, tenai tik tai tiesus kelias ir 1 nusukimas, tai jaučiu, kad pasiseks. Nu, šita degalinė jau tokia vidury nieko. Blogiausiu atveju tenai eisim ir stovėsim. Sėkmės atveju tikiuosi pavyks šią taksą įsikviesti. Good, you? Lomsak. Lomsak? Yeah. Oh,จะไปลมซัก Yeah, I will try to catch the cars. Oh, Yeah. don't have taxi. It's okay, we have trains, buses, but I wanna catch a car. It's more fun. Oh, Yeah. okay. Nice to meet you. What's your name? Mantas, Master. So where are you from? Europe, Lithuania. Yeah. Ah, okay. And you? Good. You ready for Sankran, yeah? Oh, thank you. Yeah. Good looking. Good luck. Thank you. Šitas bičias, kur degaliniai susipažinom, tai biški per ilgai mano ranką laikė, per ilgai. Na. 10 valanda, karštis jau pradeda rodyti savo charakterį. Bet reikia nepasiduoti, nu ką aš čia prasė, nu kaip čia taip gaunasi, sakykit man, kaip čia taip dabar gaunasi. Nu ką, varom ant gatvės. Čia jau prasideda hardcore'as. Traukiam sunkiąją artileriją nuo saulės kremą, nes kitu atveju čia tiesiog sudegsim. Valanda 34, niekas man nestoja. Kažką darau ne taip tikriausiai, ar ne? Ar čia normalu yra? Pirmą kartą darau, nežinau, kas čia vyksta, dėl ko taip vyksta. Yra dar viena stotelė, bet jinai yra dar toliau ir jeigu tenai su taksi nuvarysiu viskas, jau tada nėra kelio atgal, jau nežinau, kaip reiktų parsigauti atgal. Nu, bet dar bandom, ar ne? Dar bandom. Aš matau per langelį, kaip jie visi iš manęs juokiasi. Gal su mano veidu kažkas negerai yra? Ar jūs sustotumėt va tokiam jaunuoliui su kamerom? Ar nesustotumėt? Aš jau pradedu galvoti, kad gal su mano veidu kažkas neblogai, gal aš šypsotis nemoku. Ai.
Navigable. Lamsak. Okay. Bravo. Thank you. Khắp Cáp. I can sit here? Yeah. Okay, Khắp Cáp. Thank you so much. What is your name? T. T. Yeah. Nice to meet you, T, and thank you so much. Jau kai buvau praradęs viltį, T mane paėmė. I'll show you on the map. Going from Longkao. Longdao. Okay. Longkao, Phetchaburi. Okay. Sustabdom laiką, pirmą mašiną užtruko pasiimti 1:43. Tai, manau, visai neblogai, nes jau pradėjom judėti, nes jau buvau tokią biškį neviltį pagavęs jau. Išėjo T dabar į 7-Eleven, aš sakau, žiūrėk, sakau, davai nuvarom, aš tau nupirksiu. Jisai sako, no, I buy for you. Sakau, ne, I buy for you. Tai taip kokią 1 minutę stumdėmės, jis sako, ne, aš tau, sako, nupirksiu. O aš dar galvojau, kad man čia nepasiseks, o gerų žmonių yra, ypatingai Tailande. Kiek šitas paėmimas pasitikėjimo davė, jūs net neįsivaizduoja, dabar jau atrodo manęs niekas nenugalės, o jau buvau per plauką nuo pasidavimo, jau per plauką. Khắp Cáp. Bendraujam per vertėją, paklausė manęs, ar valgiau pusryčius, kur miegosiu. Nu, ta prasme tikrai rūpinasi manimi labai gerai. Tai ko tik neveikia jisai, ir su valtim varo, ir su motokrosais. This is you, yeah? Yes. Yeah, this is you. Nice. Jo, mes ledus pralaužė jau. Kalbamės, tik tai vertėja, tik tai jungia. Technology. Yeah? Yes. Oh, very beautiful. A little bit smoky, but very beautiful. Va, T bolidas, lėkiojam su Honda. Dar į sustojimą viewpoint'e. Car off-road for me die. Ah. Yes. So you going to the mountains with a bike? I ride. Oh my god. I'm jealous. Very fun. Yeah. They saw from the videos like it's all dirty. We did top of mountain. Cool. Yeah, like this, yeah? Okay. Very small. My girl. Daughter? Yes. Nice. How old is she? 19? 28. 28? Yeah. Looks so young. Yes. Looks so young. Oh, this is your family. Yes. Oh, very beautiful family. 29 and 28 year old. Looks so young. Looks so young. Nice. Galiu sakyti, galima priprast prie tokio keliavimo būdo. Labai greitai galima priprast. Professional tea. Very fast. Yes. Very fast. This is my dog. E.T., thank you so much. Thank you. Khắp Good Cáp. luck and to fun every day in Thailand. Sure. Thank you so much. Okay, bye. Thank you. Take care. Bye-bye. Hello, welcome. Yes. Viso kelyje jau praleista 3 valandos 14 minučių. Ką, pasitikėjimo gauta čia buvo labai daug. Iš pat pradžių buvo taip, nejauku sėdėti toj tyloj, bet po to tiesiog ledus pralaužėm, tai ten rodai savo šeimą, viską ten per telefoną. Žiauriai fainai šiaip, žiauriai fainai. Tai dabar dar viena degalinė.
Ir reikia pasiekti man dar vieną miestą. Kiek? Einu kavos, pasimsiu, kažkaip valgyti dar nenoriu, tai gal kitą miestą pavalgysiu. Jeigu mane paims kažkas, o aš tikiu, kad mane paims. Tikslinimas buvo įveiktas 131 km, dabar bandysime įveikti 113 km. Lėksim iki kito miesto ir tenai jau tikriausiai nakvosim arba pažiūrėsim, jeigu greit paimsi, gal bandysim visą distanciją šiandien nuvažiuoti. Nu žodžiu, žiūrėsim, kaip jau likimas sudėlios. Degalai keliaujančiam Anglijai, prisipildysim vandenuko. 12-10 temperatūra skiriasi kaip diena ir naktis, dabar yra 37, jaučiasi, ta prasme. Ar daugiau pakils? Ne, šiandien daugiau virš 38 bus. 2 valandą, tai... Hibrytė, džiūsim ant asfalto, man atrodo, džiūsim. Užsitaisom elektrolitų, suvalgom 7-Eleven sumuštuką ir varom į antrą raundą. Sugedo automobilis, padeda degalinės darbuotojai išstumti. Nu ką, laiko patikrintas metodas, stojam ant gatvės. Iš viso dabar jau kelyje yra praleista 4 valandos 10 ir išgerta beveik 2 litrai vandens. Važiuojam toliau. O, kaip greitai. What the fuck? Pirma mašina. Somebody cop? Should pay? Yeah? You can. Go. I can go there, yeah? Yeah. Okay, thank you. Ta prasme, per 1 minutę paėmė. Kap. Kas čia ką tik įvyko, hebra mane per 1 minutę paėmė, ta prasme, aš tik išėjau, pradėjau stabdyti, iš degalinės išvažiavo ir iš karto jau sustojo, sako, davai šok. Mano kaip ir svajonė buvo šitaip pavažiuoti. Va čia tai gyvenimas, aš galiu pasakyti, va čia tai gyvenimas, 10 balų. Aš sakiau, kad spalvos buvo blogos to ženklo, tik kitą ženklą įsitraukiau iškart. Kaip per sviestuką, čing. Aš tai bijojau tranzuot, kaip ir minėjau, čia mano pirmas kartas. Nes aš vakar turėjau išvažiuoti, bet aš nukėliau, ten atseit man reikia pasiruošti ir panašiai. Bet pamoka yra viena. Jei kažko bijai, reikia kaip tik laužti ir daryti, nes jausmas, kai pavyksta, žiauriai geras. Tuoj čia turėtume privažiuoti labai gražias vietas. Kalnai bus šalimais nacionalinio parko. Tiesioginiai saulės spinduliai, vitaminas D. Vanduo tai jau visiška arbata. Reikia pasikeisti. Nu ką, dar vienas miestas. Įdomu, kur mane paleis, nes taip ir nesusitarėm. Kur jis mane čia paleis, kas žin. Vaikšto čia vaikai ir žmonės aplink tas mašinas ir pardavinėja visokius dalykus. Mission abort, jisai nusuko nuo pagrindinio kelio, gal jisai pamiršo, kad aš esu juo su... Ai, čia kažkur suka jisai, bet jo, man jau reikia viskas, jau lipti. Mission abort. Ai, jis mane į stotį atvežė, geradaris, blemba, nu ačiū žiauriai. Nėra už ką. Param. Khonken Festival, ขอนแก่นสงกรานต์ Festival เลย Okay, Kapungab, my friend. Aba. Do you have kids inside? No. Kids? No. Kids, no? Kids? Children, no?
Nu, ačiū tau gerasis žmogau, kad mane atvežė į stotį, bet mes čia su tokiam primityviam transporto priemonėm nevažinėjom. Mes važinėjom kuo? Tik autostopais. Tai viso kelyje jau, 6 valandos. Ir iki kito miesto liko apie 100 kilometrų ir dabar yra 2:30. Aš planavau čia naktį praleist, bet galvoju, gal reikia dar vieną raundą įvaryt. Kaip sakot, tik tai dabar bėda, man reikia į degalinę nusigauti. Vėl naujos bėdos. Iš tokio karščio įeit į KFC, sakau, iš tokio karščio įeit į 7-Eleven vandenuko nusipirkti. Tai čia yra tikra dievo dovana. Ir taksistas man parašė, kad sustojo savo katei įjungti kondicionierių, dėl to jisai vėlos. Okay. Dar viena mašina. Išsikviečiu taksi į degalinę. Kažkaip juokingai varau autostopu, bet į degalinę su taksu. Kas čia per išdaigos. Dar viena degalinė, bet jau reikia pasistiprinti. Dabar yra po 3:12 valgom pietus. Ir žiauriai norėjau prie kondicionierių pasėdėti, kad atsigaut biškį nuo to karščio, tai atėjau į KFC. Nekaltinkit manęs, neapsilaikiau. Nieko čia baisaus, karts nuo karto šlamštuką pavalgyti, ar ne? Juokingiausia tame, kad atvarai, prisipirkė nesąmonių, bet Pepsi geri, bet cukraus. Tailande KFC gėrimų gali piltis kiek nori, savitarna. Ir čia pas juos yra labai daug patiekalų su ryžiais. Tai pavyzdžiui, vietoj bulvyčių tu gali pasirinkti ryžius tiesiog. Labai daug čia su ryžiais visko. Krevetė. Skonis kitoks su šiek tiek. Sakiau, sparneliai, vištiena, burgeris, vrapas, kažkokia krevetės, užkandis bulvytės, gėrimas 6 euriukai. Atsakykit, kodėl su tuo nesveiku maistu taip yra? Tu jau užsimanai, nori, tada pavalgai ir jautiesi blogai po to. Tai čia po tokių kalorijų bombų, tai rytoj rytas prasideda tik su bėgimu. Šiandieną mūsų sponsorius yra PPT degalinė, nes tik iš jų mes važiuojam. Dabar yra 4 valanda, kelyje jau yra 7 valandos 17 ir lekiam, kol dar saulelė nenusileido. Mano energija jau sėsta, bet reikia pushint. Dar vienas miestas tuoj bus nukonkuruotas. Arba ne, pažiūrėsim. Važiuojam. Kokin. Nu, davai, stojam. Ir kilometrų mes nestokojam. Kokin. Ar gali man visada sektis, ar negali? Kokin. Reikia nusimti laiką, kiek aš čia lauksiu šitoj vietoj. Kiek čia mes duodam šitoj vietoj laiko. Dabar yra 7 valandos 21, tai pusvalanduką kokį reikia tikrai pastovėti. Manau. Nu, į Kokin gal pamesit, kirvydę. Kokin. Atrodo, jau turėjau būti persilaužęs, bet kažkaip vis tiek dar nesmagiai jaučiasi. Nu, davai, važiuokit, kas čia vyksta? Čia ant to išvažiavimo gal bloga vieta iš tikrųjų. Nes tie, kas išvažiuoja, blokuoja mane. So wake up, Kokin? By Kokin. Yeah? This city? There? Kabungap. Kabungap! Jau net kažkaip nebeįdomu jau. Kiek aš čia vėl palaukiau? 2 minutės? Kažkas tokio, nu, ir vėl mane paėmė. Nesiskundžiu, tikrai nesiskundžiu.
Nu, bet kažkaip per lengvai čia viskas. Bet aš esu laimingas, nes planavau čia 2 dienas šitą įveikinėti lokaciją, o įveiksiu per dieną. Žiauriai gerai. Tik tai kita bėda. Neturiu kur miegoti šiandien. Neturiu kur miegoti, reikės susirasti kur miegoti. Ta prasme, atsigulus, tai čia yra kitas lygis. Veškit mane kur tik norit. Aš čia galiu pasnaust. Aš čia galiu būti tiek, kiek jums reikia. Yeah. No. Gas is very expensive. Gas is very expensive. War, gas. Bad. มาเซนอยู่ตรงนี้เหรอ ขอบคุณครับ Bye, thank you so much, bye. โอเค Ta moterytė išlipo, sako, kur tave nuveš, sakau, ką joken. Tai sako, mes jau kaip ir čia, kur tiksliau, aš toks pasimetęs, sakau, į centrą. Okei, sako, nuvešim tave į centrą, tai žiūrėkit, atvežė mane į centrą. Va, specifiškai važiavo, nes po to mačiau apsisuko į visai kitą pusę važiavo. O čia yra Central Plaza. Nu, į centrą atvežė, negali pykt, negali nieko sakyti. Ta prasme, aš taksi jau laukiu 12 minučių, o 2 paskutinių transportų kartu sudėjus laukiau 4 minutės. Kas čia per nesąmonės, klausykit, kas čia per juokai krečiami. I have a reservation. Okay. Passport? Yeah. I was to come tomorrow, but I came today. Ryte 9:51 minutė kelyje, 10 valandų kelyje, nežinau, kokie 4-5 litrai išgerto vandens ir aš jau be kojyčių, be rankyčių, bet norėjau veikti per 2 dienas, įveikiau per 1 dieną. Žiauriai gerai, atvykau į Isano vidurį ir čia filmuosiu beprotiškus dalykus.